Nedirbam. Atsiprašau. Dirbam. Kaip tu kalbi? Įsidėmėk, kad svarbiausia malonus ir kultūringas kliento aptarnavimas. Tik tada gali tikėtis arbatpinigių. Tik, žinot, čia šarbatas tai nelabai mėgėjas, geriau limonado būtų. Taigi arbatpinigiais ir limonado gali atsigerti. Tai tada reiktų kitaip vadinti, ne arbatpinigiai, o limonadpinigiai. Supratau. Gerai, dar vienas dalykas, labai svarbus. Darbo metu alaus gerti tau negalima. Jeigu užuosiu, kad esi išgėris, žinok, iš karto nutrauksiu sutartį, supratai? Baikit cioce bajerius. Aš alaus nuo vaikystės jau nebegeriu. Tata vienu kart, kai užadė, kad buvau paragavęs, tai diržus įtraukė, sutartį man nutraukė pusiai metų. Gerai, dar klausimų turi? Turiu. Dabar sakykit atvirai ir tiesiai. Kokiu vandeniu skiest? Ar iš krano, ar tas, kur šunys kiemi yra? Palauk. Ką skiest? Nu tai tata sakė, kad alūdėse visų laik skiedžia alų. Tai va, sakai, Ramundėri, jeigu įsidarbinsi, tai būsi milijonierius. Nu. Įsidėmėk visiems laikams. Mano vadovaujamoj maitinimo įstaigoje net prielaidos negali būti, kad alų kažkas skiestų. Supratai? O tai ką, ir miltelių bus negalima dėti, kad alus putotų? Kokių miltelių? Dieve, man aš jau pradedu gailėtis, kad tave priėmiau. Cioce, nesigailėkit tikrai. Pažadu, kad viskas bus okei. Va, jau dirbam. Prašom, vaišinkitės čipsų. Nenorit? Gal jums kokio alučio įpilti? Jau žmonės beldžias, einu duris atidarysiu, gerai? Nu, da gražiau, Birutė, tai kad čia dabar guli? Ale labai daug pinigų turi, ne? Ateit pasakyt, kad negali ateit, tai geriau paskambit ir pinigus laistam, ne? Kas man čia nežadėjo ateit skladukų padėti sutvarkyti? Va, bumbų išvertus, guli kaip gražuola. Man bloga. Tai kur tau bus gera, jeigu tu guli? Atsikelk, eik dirbti ir bus gera, pamatysim. Man bloga, kaip jūs nesuprantat? Tai pala, akytės, parodyk. Liežuviškišk, liežuviukų. Man pilvas skauda. Tu vaikel, gal tu nevalgius? Tu nevalgius, gal einam dabar pas mane, aš kaip tik pietus ruošiu, grybų atnešiu iš sklepą, pritarkuosim bulvyčių, padarysim pietus, pritušinsim, einam pas mane. Tik ne grybų. Tai klausyk, dabar tu, šitą, oi, klausyk, o tau labiau bloga iš ryto bloga, ar šitą po pietų labiau bloga, Birutė, sakyk. Man bloga šiandien visą dieną. Štaip irgi sakau, klausyk, Birutė, o jeigu aš, pavyzdžiui, tau dabar atnešiau raugintą agurkiuką, ar norėtum raugintą agurkiuką? Raugintą nenorėčiau. Gal labiau marinuoto kokią norėčiau, bet ir marinuoto nenorėčiau. Oi, nu taip, aš taip sakau. Klausyk, Birutė vaikelė, o Raimundukas žino, kad tau bloga? Nežino, šiandien pirmą dieną į darbą išėjo. Nu. Klausyk, jie to man... Dabar taip, kasgi tą mūsų pilviukui pasidarė. O, klausyk, Birutė, tu dabar čia vaikelį pagulė, gerai, ramiai, aš einu visiems vaistų atnešiu tau, gerai, kad tau nebūtų bloga. Va, tik tu ramiai pagulė. Oi. Tamsta, geras bulvas, geras, kitais metais ieškosi manis, kad prašom, sėkmės tamsta, laimingai visą gerą, tai viskai. Vitalijau, nu tai po vergūnais, iš kur čia atsiradai profesoriau. Ponas Viktoras, labą dieną, tai ką jūs čia veikia dabar? Ai, aš tai Vitalijau savo vietai, va, šitą bulvų. Kaip dėjo per 2 valandas 10 maišų ir stumiau. Nu, tu tai tik čia dirbi, ką? Suprantat, čia man toks kaip ir hobis. Turgui visi šneka tokia gražia tarme. Aš klausau ir užsirašinėju. Tai kam čia tų semkių pasidėjus? Visų pirma, panas Viktorai, tai reikia sakyti ne semkių, o saulėgrąžų. O visų antra, tai prašom nesityčioti iš mano ekologiškai švarių bulvių. Bet jos man tik tai priedanga, kad žmonės nesibaidytų. Tai sakai, jeigu jau šitas va ekologiškai švarias semkės pardavinėjai, tai musėt visai blogai, Vitalijau, tau.
nesityčiokit, einat savo pro šalį, tai ir eikit. Nu, aš Vitalijau nesitikčiau, bet aš tik noriu pasakyti, kad šitokių bulbų nieks tau nepirks, va. Pats matau, kad neperka. Nu, tai va, kad neperka, va. Tai, ką čia daryti, perkūnai iki keleivinės dar kaip ir laiką turėjau. Greit, matai, pardaviau savo, kad noriu padėsiu, nu, kad perkūnai, nežinau, nu, pabūsiu prie šoną, nu. Tai pabūkit, turgus, taigi ne mano. Ekologiškas švarės bulbytės, jo. Nu, žodžiu, geras bulbas, prašom pirkti. Girdi, pilgričių, gert noriu. Gerai, tuoj dėdė. Visiems pasitaika būna, aš irgi dažnai noriu gert, būna viską. Prašom. Ką tu, durnelė, tyčiasi? Alaus įpilk, man bloga. Tu taip iš karto ir sakyk. Kai man būna bloga, aš angliukų geriu. Galiu ir tau duoti angliuką, jeigu nori. Gloknė. Alučiai. Pilk. Gerai, tuoj. Labai bloga, ne? Niekada tai man irgi būna, tai prašau. A kur arbatpinigiai? Da pašaukti, gerai. Taigi priklauso arbatpinigiai. Kur jinai sėdė, aš panamus visus ieško, einu ieškotgi jos, dievuliau man. Ko tu čia darai? Nesinervuok, Stevačka, viskas bus хорошо, nesinervuok. Kas bus хорошо? Kaip nesinervuot? Birutė laukėsi. Ну вот, боже, kaip хорошо. А tikrai. А я волноваться pradėjau. Sakau, gal nieko neišeis. Tai va, волноваться dabar ir reikia pradėti. Волноваться, vaikas, taigi, ne mūsų. Откуда tu знаешь visų šitą? Ну, гадость какая, о, šitas tabokas. Ne vien tik gadas, bet dar į paleistuvę. А tu, Steva, не говори. А палеистuvė tai yra на slogas. А вот табока на kandžių visus gina. O. Jėzau, mamyt, su kuriuo tu galu klausai, ko aš tau kalbu? Ašgi tau sakau apie Birutę, o apie kandis. Dieve, jeigu kam pasakys, nepatikės, nepatikės. Stevačka, paverit, aš jau kaip sakau, kad taboka yra na kandžių. Ir dabar Raimundukų į každu kišenių įdėsiu tabokas. A tai včera, kai namo grįža, kandžiai užpuolė į pinigus atėmė iš vaiką. Tik pinigus? Ava, skaičiuoji mūsų Birutė, iš mūsų žinai, kuo atajame. Anūkų atajame. Brigava Raimundukų, brigava. Nu, ja покажу Birutei, jau geriau tegu Raimundukui šitie kandžiai pinigus atėm, no Birutė ragų jam nestatys. Ne. Nu, ir žinok, guli visą pageltus, guli gyvatė visą pageltus, blogas, saka, tik dievė mano, tik 2 mėnesiai apsiženyje. Kuo žmonėm pasakysiu, Jėzau, kokia nelaimė. Nu, va, Vitalijau, tai targus kaip ir pabaigoje, na, šitam tavo ekologiškam švariam bulbėm nieks net nepasidomėja. Man, žinai, neramu, matai, su šitokiu sumų kišeniai, žinai, kad vakaras kas blogai neatsitiktų, matai. Tai duokit man, aš palaikysiu tuos pinigus. Ai, tu duodė, aš kaip Galvanautskas irgi va tai palaikysiu. Pinigai, Vitalijau, mėgst tvarku, va, šitą noriu pasakyti. Uždirbai, tai ir turi palaikysiu. Aš šitągi... A, tai kiek tu norėjai šito kašiukų savo? Na, nežinau, 2 litrų. Porą litrų, na gerai, nupirksiu. Tai kaip pirmam klientui, tai gal padarytum nuolaidų kokių, ką? Nesityčiokit, ponas Viktorai, ne iš gero gyvenimo, kai aš sėdžiu. Romualda Amerikoje, Jolanta Vilniuje. O man už mokslinį straipsnį honoraro nieks nemoka. Aš gerbiu, Vitalijau, tavį, kaip žmogų, kuris nebijo teisybės, sakys žmonėm pasakyti, va, gerbiu. Žinai,
geras man buvo kalimas šiandien. Einam abudu alūdien, ką? O kodėl alūdė? Ta, kur eisi, nu? Tai einam pas mane. Pastau, kaip nueisi, žinai, Galvanauskai, kaip suos, kad pinigų turiu. Tai kaip siurbelas, va, neatsikratys, einam. A bulbą šitas palikim papirgūnais, kokiem bomžam vakarienį, einam. Kiek o krepšis? Na, kitaip rytoj pasiims. Stefa! Oi, mama! Nors numirktų čia vieną, visiems dzin. Gal tu ką nors ne to suvalgiai? Ką noriu, tai ir valgau. Ne bendrai, ką randu, tai ir valgau. Ir pilvas nebeskauda. Geras. Dar šiek tiek pagulėsiu ir eisiu pas Raimunduką. Taip atsiboda vienai būt šakės. А скажи, Степочка, Берутя, сельки, сарагурчика хотела jau? Kokia silkė, kokia gurkai, kokia čia kalbė. Taigi jau pilvas, kad į kandosis lypo įravdamo, Jėzau, nervai. Nu, kogi babutė šitas, tatas pareinant gal laukia tas orkestrą. Stefa, gal tu blūdį į narytą, galiu papūšt varus kaip plašas, tai būt va. Nereikia tu man tavo papūtimą, pas mū bronių nelaimė. Nu, neplač, Stefочка, čia dar nėra nelaimės. Baikit šposus, kas atstika. Ai, dar atsitiks nieka čia tokia. A tu jau dėduška būsi, o Vraniukas. Mamyt, rimtai? Tai Stefa, čia neraudo, čia džiaugtis reikia, Raimundukas va. Galvojau, balvonas nieka nemakės, a va, kad nori, ungrai čia. Ką tu čia šakinėjai, kaip koks glušas, dieve, tik vestuvės, kad buvo prieš 2 mėnesius, o dabar pilvas maskaitai kaip 4 mėnesiai, apgavo mūsų vaikų, apgavo. Tai ką tu nori šitą balvoną, kūgeną supranta, bet taigi, Stefa, kur tu žiūrėjai, kad nematei? Palau, sakai, didelis, tai maždu. Stefa, jeigu dvynukai, tai iš kartą įsivaizduoji, 2 pašalpas gautumėme. Čia tai neblogas, man atrodo, šitų reikalų reikia plaistyti tatai. Lakiu. Nu, вот, все vyrai vienodi, jiems vaipėt. И man Aleksiukas, kai Raimundukas gimė, tai всю savaitę pil. A Raimundukas tai jam ir negiminė visai. Einam, mamyt, gerai. Einam, jau man nervai nebelaika. Ai, neplač. Namo nenori šitos prakeiktos namuos. Jėzau, tai ku daryt, sakyk, ku daryt. Neplač, Stefočka, bus viskas gerai. Štai, ką aš jums, mielas Lietuvos ūkininkė, pasakysiu. Tai dabar, kai ES direktyvos pas mus nevykdomos, mano ekologiška produkcija neturi paklausos. Bet paskui, kai uždraus šitas nuo nitratų išpampusias nepamatuotai bulves, tai aš gal būsiu ir visai sėkmingas ūkininkas. Tai vat, kol Europą tas tavo išpampusias bulbes uždrausta, tai ir badu nudėsi. O aš vat gyvenu šių dienų, turiu bulbų, didelių bulbų ir galiu, va, visokius pradedančius ūkininkus alum pavaišinti, va, tik kartas barmenas po perkūnais, taigi šitą, tai kas čia per alūdė, kas čia per įstaigą, kad šitiek ilgai lauk po pusę valandos, nu po 9, taigi, o patiem čia reik saulų įsipilt barmeną. Tai ką čia reikia dabar abudu atsisėdi, čia yra vieša įstaiga, vieša vieta, pasiputasta, iškviečiu policijų ir pasadins parų. Tai aš kartu čia atsiradai dabar pacanas po perkūnais, nu to dar betrūka, va, pradėjo gyventi, subirūti šeiminį gyvenimu, palūdės pradėjo duotis, nu taigi, kad tu protą turi. Nu taigi aš šiandien. Tylek, kai vyresnis kalba, iš kur pinigų gavai? Mielas ponas Viktorai, nebarkit taip jaunolio. Gal jam kokie šeimininiai nesutarimai, gal depresija kamuoja. Po šitų depresijų, tai tėvas vaikystė su daržinių košių mažai išvarė. Aš žinau, kaip šitų depresijų išvaryti, va. Tai duokit man pasisakyti. Aš čionai dirbu. Birutė pasakė, Raima, eilį ieško darbą ir parnešė uždirbtų pinigų. Jeigu ne, nebeįleidžiu namą. Ponas Viktorai, gal jūs suteikit jaunuoliui tam beprocentinę paskolą? Durnas, gal tu, Vitalijau, kaipgi aš jam skolinsiu, kadangi jis mane atiduos. Ko tu čia nusišneki, Vitalijus, kažką aš jam atiduosiu, tu paskalų dabar. Dabar tai arba
Užsisakat, ką norit, arba einat laukan. Man atsiboda lauk. Gerai, nusiramink, užsisakai savęs. Nu, nešk 2,5. 2,5 neišeis, neįsipila taip gramais. Ne gramų, o tai parmėnas, nu durnas, nu taigi ne gramų. 2,5 litrą nešk mum alaus, nu ir nešk sūrę, nu ką čia turi mėsas, kokią žuvės, ko turi stipresnė. Yra pistacijų. Gerai nešk, nu ko turi nešk, aha, davai. Gerai, tu ateisiu. Paskubėk tik tai, nu paskubėk. Perkūnas paimtų, tai piniginį palikau namuos. Nu, sugrįši nesiseks dabar. Galvanauskai, palauk. Gerai, kad tave sutikau, nebereiksi kitą veiti. Tai, kągi jau dabar pas man derinį tamsta, taigi babelai pensijų atnešiai prieš 2 dienas. Gal jau bedarbiam kartais kokias pašalpas pradės tada man nešiot kaip karštas picas. Vai tu čia prieš langus? Jau prieš langus skaitas, tai jau negerai, jau nuvėjus taliau, tai jau baika, ne? O nesarmatas iš vis neturi. O senys, žylė galvon velnės vadegon. Na jau, nesakyk jau da pas Galvanauskų nei vieną žylą plaukelę nėr. Ava, naujienų tai turiu. Neužilga man dainas jau. Senelį, mano mielas geras senelį. Iš vis armatas turėtum. Tavo kaimynui Kajalavičiui yra registruotas laiškas. Nebereiks manai, tiek karto jau nieką nerandu. Gal galėtum paduoti, ką? Tu vis dažniau jį susitinki, ką galėtum? Palauk. Matai, su Kajalavičium negaliu prižadėti, jam dabar, kai žmona Amerikan išvažiavo, tai Perkūną, žinoma, tai ilgas pasnikas gavas, gal ir dabar nebeina suskalbėti smegenys sūktis pradėjai. Na gerai, kur čia pasirašyta, atiduosiu. A čia savo parašų ar Kajalavičius? Tai žiūrėk, kad savo, tai negi Kajalavičius ima. Gerai. Nu. Tvarkai? Gerai, tvarko. Na va. Gerai, kokuliaugė. Kajalavičiui, na. Pažiūrėsime, kas čia dabar atsiūsta. Jidryšt vailiokė. Ir pinigėlė. Ir gromata. Nu, Vitalika. Dabar tai mums čia pasisekė skaityk abijame. Tai vat koks, panas Viktorai, tas gyvenimas. Taigi, pinigai dingsta greičiau negu šito alaus puta. Kur tu tai pasilaidai? Nu, ne kaip tau žmona šitaip plikų palika, ką? Suprantat, panas Viktorai, aš jums pasakysiu paslaptį, tik jūs niekam nemurmurti. Nu, negi aš dabar karvę arba kiaulę ausint sakeisiu parvažiavęs. Tai vat, aš visus pinigus išleidau. Tu negi bobą įsitaisėjai. Baikit, ponas Viktorai. Suprantat, aš per tą rinkiminę kampaniją įklimpau į skolas. Taigi net butą užstačiau, paskutinės kelnės pasilikau. Už tai ir šitą ekologiškų bulvių verslą sugalvojau. O kai dėl tų turtingų moterų, tai nieko man su jom neišeis. Ašgi nei kalbėti moku, nei uodegą vizginti. Žiūrėk, Vitalijau. Žiūrėk, pagalvojau, važiuojam pas man kaimon, ką? Žinai, pas man geras klimatas kaimino, žinai, švaru visur, va, pagalvosi. Nu, duosiu tau tai kokį kiaulų paliop, nu, tai duosiu dar kokį arklį iššaukuot, žinai, o gal dažnai ir kokį mokslinį darbą sukursi apie pažangų Lietuvos ūkininką Viktorą Beusį, ką? Tai kad aš tų kaimo darbų nelabai moku. Nu, tai negi tau dabar ait kiaulas liopti einant reiks kažkas diplomą prašės. Nu, tu Vitalijau, jeigu tu gali. Tai, sakot, į kaimą. Kaimą. O gal ir visai nebloga mintis. Gal ir visai gera. Aišku, kad sutinku. Na gerai, važiuojam. Labai gerai, Vitalijau.
Padavėjas! Šitas Raimundukas, ateik greičiau, mes laiką su dėdį neturim, norim atsiskaityti. Tai kągi reikia dabar būtų? Dar pagalvos šeimininkė, kad mano chebra, labai griežta gali iš darbą išmest. Išgėrėt palaus bakalų ir dainuojat jau. Prašau, va. Tai kas čia dabar, tai palaus bakalai, moteriški batai, nu. Tai iš kur čia tie batai dabar sąskaitu atsirado? Taigi birutį noriu batus nupirkti. Nu, tai perkūnai, kad durnas. Braučiu tos savo batus greičiau tik tai, va. O tai batus jūs matys račius, o ne? O tai kur čia 12 vyko, taip, nu. Tai apsūktų iš karto, pirmas dienas, 10, va. Arbatai nepamiršk. Gerai, va, gal čia ir liks dar tavo arbatai, tik tai žiūrėk tada arbatpinigų iš karto neišlaisk, kad turėtum. Neišlaisiu. Davaite visą gerą. Seni, tu nes arbatai daugiau galėjai palikti, tik tai 2 centai. Būčiau žinojus, kiek paliksi, tai špygų jums būčiau atnešęs. Įdomu, kiek kainuoja špyga, ką? Nu, reiks paklausti tatas. Ну, перестань, Стевка, плакать. Raimunduka, ne Raimunduka vaikas, bet vis tiek mums reikės rastyti. Bet, mamytė, a jeigu bus, vakį bronius sakė, dvynukai, 2. Ну, что Бог послал, то и раугинсим. Svarbiausia, kad būtų į mus похожas. Jėzau, kad būtų panašus ant Raimunduko. Ну, перестань. Dar vieną duraką reikia čia. Jeigu vat į mane būtų похожas, tai aš visą pensiją atiduočiau. Mamytė, agi Raimundukas ant tau panašus. Taigi tu Raimundukai gali pensiją atiduoti. Raimundukas tik iš ausų į mane похожas. Tu čia manęs neapgaudinėk. Raimundukas visai net į bronių nepохожas. Nu, ko tu čia kalbė nesąmonės? Ko tu čia kalbė? Da, pabandyk tik prie broniaus šitie pasakyti. Tu tik pabandyk šitam durnis susiks smegenis, da, pabandys patikrinti. Aš to Raimundukas ne broniaus? Kas jūs sakė, kad ne bronius? Ko čia nusišnekė? Kaip broniaus? Kienokia bus daugiau, jeigu ne broniaus. Broniaus jisai... Nu, žinai kas, einam dabar greit pas Raimundukų darban ir pasakam visas šitas naujienų. A tai, Stefa, palauk. A šitas tai gal man Raimundukas ir nevinučiokas, a? Tai tu galvoji, ku sakai? Taigi, Raimundukų tai pagimdžiau aš, mane tai pagimdėjai tu, tai reiškia Raimundukas, mano anūkas, suprant? Ne. Tu mano... Jėzus Marija, su makalavė visiškai. Einam greičiau pas Raimundukų darbą ir pasakys, Raimundukai, tu būsi tata. Jėzau. Raimundukas. O, maladėt, čia patinka tatai, va, tikras vyras ir darbų turi, ir dana vynų girdėjau, kur kavoja į namanys, tai ir pats pasakysi, ar čia babučių pletkais tikėt. Žiūrėkin, pilk tėvui bakaliukų. Atleiskit man, gerbiamas klientė, bet esu klientais ir dar įtartinais nelabai galiu bendrauti. Nu čia dabar, tai kom tau tata įtartinas? Agi įtartinas tuom, kad gali neturėti susimokėti už bakaliuką alaus, katrų ruošės gerti. Ir paskui man į savo limenatpinigų reikia sumokėti už tavį, katruos davė beausį su Vitaliku. Ach, tai Vitalika čia buvo. Va, kai iš rytą prašiau, sakau, duok lytų kaimynui, tai nedavė. A, kai šitų kaimietį beausį lūdieną svesti, atsivedė, sunervina, nu, inpilk šitą neskiestą. Mūsų maitinimą įstaigai net prielaidas negali būti, kad būtų skiedžiamas alus. Tai pirma, a visų antra, turėčiau patikrinti tamstas piniginį, ar turit iš ką susimokėti, va. Nu, rupužiokas, da tu čia iš tėvą pasidryvysi, tuo aš tau duosiu skuron. Nu, tik prašom negrasink, gerbiamas klientė, to apsaugų iškviesiu.
Nu, balamutai, aš tau parodyčiau, jeigu ne tą progą, apie kurių nesenai sužinau. Pilik, turi tatą, už kų susimokėti, va. Ir datau gali pavaišinti. Matei, pinigėliais yra. A dėl tą reikalą, tai man čia sarmatų padarėjau. Apie tokius reikalus pirmą turi sužinoti tata, a paskiau tik tai babutės. Labą rytą. Čia va, mūsų Raimundukas ir dirba. Iš kur tu znaieš, kad čia Raimundukas dirba? Taigi pats Raimundukas sakė, dirba toje lūdėj barmenu, kur bronis dažnai lunkas. Nu, iš kur aš dažnai atsivedu, tai va šitą lūdę viskas. Einam pasakyti Raimundukai. Ну, не плачь, Степка, не плачь, viskas хорошо bus. Bet kokie laiptai status, eik, tu kiek šitie pijokai vaikšta, Jėzau. Nu, va, už tai susidaužė ir grįžtama. Raimundukas. Va, kur mūsų gražuolis, jau pas Raimunduką ateis. Raimunduk, vaikeli, žinok, kas beatsitiktų, kepti besibaigtų, žinok, mes su tau. Ko tu čia kalbė, aš nebesuprantu, kas čia vyksta, paaiškinkit. Ну, понимаешь, Раймундукас, tavo sinokas tas, kur bus, ne tavas sinokas, bus mūsų visų pravnukas, va. Tai dar labiau supratau, ko čia kalbate, abidvi nesąmonės? Čia laikit, tata pasakys, vaikeli, girdi laikrodis išmušė ir tavo valanda. Neužilga tau reiks būt tato. Tai tu tata mirsi ir man reiks būt tata. Nenori būt tata. Kiek jūsų čia daug? A ko tokie nuliūdė? Gal kas atsitiko? O ko tu jau taip džiaugies? Ko tu tau viena tik čia džiaugsmas didžiausias? Bet birū, žinok, taip, nors tu labai pripaškūdėjai mūsų šeimai, žinok, bet mes visi tau atlaidžiam, ne? Atlaidžiam. Pelviuko nebeskauda? Nebeskauda. A tikrai man atleidžiat? Tai tada aš kitąmet daug kart daugiau grybų prigrybausiu. Užteks jau šiemet prigrybavai. Davaliai, neužilga visiems čia bus, va. Čiūčia, liūlia, Pala, aš čia kažko nesupratau. Apie kokius čia grybus kalbė? Taigi apie tuos, kur jūs Rusy užsūdėt. Tai pradėjau valgyti, taip skanu buvo, kad visus ir suvalgiau. Užtat ir blogavau visą. Ir visus surijai? Ir man nepalikai. Liko gal keli. Va, broniau, kieno čia darbas? Ašgi sakiau, neduot raktą atsarginę jiem namų skladuką. Kas sakė, duok vaikam. Davėm, va, dabar viskas, grybų nebėr. A ja думала, kad bus. Patildakit, nebepasirodykim visai glušai. Didžiasias ginekologės, žiniuonės, kombinatorės. Užtenka ir taip visus šionkoju jūsų kėlą. Nesirdys, braniukas, viskas bus gerai. Bus tų grybų, ateis laikas bus. Taigi kas man paaiškins, kas čia vyksta iš vis, aš irgi turiu žinot. Gerai, vaikelčia, kad niekar nesupratai. Matai, kas čia gaunas dabar taip. Grybų nėra, pietų laikas, nu tai valgys mačia. Neš, Raimundukas dabar visiems, kau čia, pakeulas kojų, neš tėvui šitas mišrainės aštres, kur tata mėgsta. Ir gal da ir alausva pakartosiu, gal Vitalika nesupyks. Vieno alaus, 2 salatų, tuoj paruošta. Keulas kojų.